Žinia apie vieno garsiausių ir sėkmingiausių Lietuvos verslininkų Iljo Laurso paskaitą sukvietė pilną auditoriją studentų, besidominčių verslo tendencijomis bei žymaus verslininko patirtimi. Lektoriaus biografijoje nemažai jo talentai rodančių apdovanojimų. Ilja Laursas 2010 metais tapo Baltijos šalių metų verslininku. 2011 jis pripažintas metų vadovu Europoje. Geriausia yra filosofiškai žiūrėti tiek į verslą, tiek į gyvenimą. Tiesiog susitaikyti su to, kad kiekvienai sėkmei teks paragauti 10 nesėkmių. Tai yra tokia negailestinga gyvenimo statistika ir vėlgi, kiek man tenka bendrauti su sėkmingai žmonėm, niekad niekur nesu matęs, kad sėkmė ateitų iš pirmo karto taškas. Dažniausiai užtrunka 5 kartai, 10 kartų kažką pabandyti, išbandyti. Tai būna kartais 5 metai, būna 10 metis, bet reikia prisiminti, kad sėkmė tikrai iš pirmo karto, kaip ir liaudė sako, pirmas blynas, jau tikrai neapsilanko ir iš tikrųjų tiesiog filosofiškai susitaikyti, kad privalai išbandyti 10 dalykų, iš jų vienas pasiseks. Uždavęs studentui klausimą, kiek iš jų norėtų kurti savo verslą, verslininkas buvo nustebintas pakeltų rankų gausa. Laursas teigia, kad kai skaito paskaitas užsienyje, teigiamai į šį klausimą atsako vos 10–20% studentų. Šiais laikais pradėti verslą yra lengva kaip niekada. Ir pažiūrėjus, pavyzdžiui, sėkmę dabartinių kompanijų, tokių kaip Angry Birds, Rovio, Sumo, ar ten Clash of Clans yra tokie madingiausi visiškai naujausios kompanijos, kur uždirba milijonus dolerių. Iš tikrųjų yra pradėti būtent studentais. Norėčiau palinkėti aplamai surasti savyje drąsos pradėti, nes tai yra svarbiausia. Čia tiesiog norėčiau pacituoti kinų pakankamai pažįstamą tokį posakį, kad 1000 metų kelionė prasideda realiai nuo vieno žingsnio. Tai iš tikrųjų skirtumas tarp sėkmingų ir nesėkmingų žmonių yra tame, kad sėkmingi kažkur kažkada savo gyvenime yra pabandę, yra idėja iš tikrųjų tą pirmą žingsnį. Tai to tikrai norėčiau palinkėti, o toliau kaip gyvenimas pasisuks. Paklaustas apie perspektyvias studijas, verslininkas pripažino, kad moksleiviams pasirinkti tinkamas studijas yra vienas svarbiausių viso gyvenimo uždavinių. Nuo to priklausys ne tik finansinė, bet ir emocinė žmogaus būsena, todėl šį žingsnį reikia žengti apgalvoti ir nebūtinai iškart po mokyklos. Norėtųsi patarti, kaip minimum surasti drąsos aplamai įstoti ir pratęsti mokslus. Ir iš tikrųjų, vėlgi, kiek teko pastebėti, tai tas vidinis supratimas, kas tau patinka, ką nori daryti, ateina daug vėliau. Gal 2., 3., 4. kurse, kai jau pradedi aplamai suvokti, kas yra darbo rinka, kokios kompanijos yra, kaip tavo būsimoji karjera gali atrodyti. Tai tiesiog norėčiau palinkėti per daug nepergyventi, bet pasiruošti labai sunkiam darbui, nes iš tikrųjų tai ko labai reikės. Po oficialaus susitikimo su verslininku studentai jo taip greitai nepaleido. Diskusija toliau vystėsi KTU startupe.